Didžioji savaitė, arba dar kai kur vadinama šventoji savaitė, yra vadinama tokia anot Jono Auksaburnio, 4 amžiaus pabaigos, 5 amžiaus pradžios bažnyčios tėvo, ne todėl, kad turi daugiausia dienų, ne todėl, kad didesnis valandų skaičius sudarytų dienas, bet dėl joje švenčiamų paslapčių didybės ir šventumo. Todėl kiekviena šios savaitės diena yra vadinama didžiąja. Didžioji savaitė prieš Velykas. Ir iš tiesų, jeigu mes nusikelsime į ankstyvosios krikščionybės laikus, tai pamatysime, kad savaitė prieš Velykas, 3 amžiuje maždaug, buvo pasninko savaitė. Savaitės pradžia gal šiek tiek mažesnio pasninko ir savaitės pabaiga, 2-3 dienos prieš Velykų vigiliją, griežto pasninko laikas. Ir šis laikas buvo skirtas pasiruošti Velykų šventai. Ir tuo metu, 3 amžiuje, dar nebuvo susiformavusi gavėnia, kaip po tokia 40 dienų gavėnia, ir būtent tas savaitės laikas atlikdavo tą savotišką gavėnios funkciją. Kai gavėnia prisidėjo prieš Velykų šventes, tai ir šis laikotarpis, šis pasninko laikotarpis išsiplėtė. Tačiau savaitė prieš Velykas, jinai vystosi 2 kryptim. Centras, žinoma, yra Velykų įvykis. Velykinis Kristaus įvykis, mirties ir prisikėlimo įvykis. Ir apie šį centrą buvo kuriama ir visa liturgija, kuri vystėsi arba istorinę kryptimį, norėdama atkartot istorišką Jėzaus nueitą kelią, arba jinai vystėsi daugiau liturginę ir dvasinę kryptimi, norėdama padėti tikintiesiem kuo prasmingiau švęsti tą Velykų slėpinį. Norint užčiuopti didžiosios savaitės ištakas, reikia vėl nusikelt į 4 amžiaus Jeruzalę, apie kurią pasakoja keliauninkė piligrimė Egerija savo užrašuose. Ir mes matome jau 4 amžiaus pabaigoje būtent išiškėjusius Kristaus Velykinio slėpinio liturginį šventimą ir taip pat Didžiojo penktadienio kančios minėjimą. Laikui bėgant prie šito minėjimo prisidės ir Didysis ketvirtadienis, kur labiau minima paskutinė vakarienė, Jėzaus Kristaus paskutinė vakarienė su mokiniais ir kiti atitinkami Jėzaus kančios paminėjimai. Taigi didžioji savaitė, jinai pirmiausia turėjo pasiruošimo Velykų šventėm funkciją ir jinai iš tiesų neturi tokios suvienodintos liturgijos. Gal tik tai šiuo metu po įvairių liturginių reformų pabrėžiamas tas ėjimas link Kristaus kančios, pabrėžiami tie įvykiai ir Evangelijų skaitiniai pabrėžia tuos paskutinius momentus, kad ir Judo išdavimą trečiadienį ir visi tie Evangelijos skaitiniai mus veda į tą Velykų slėpinį, į Kristaus kančios ir mirties slėpinį. Kalbėti apie Velykų tridienį iš tiesų bendrai yra be galo sunku, nes pats žodis Velykų tridienis, jis nėra ankstesnis negu 1930 metai. Tačiau
Dar švento Ambraziejaus laikais Milane, 4 amžiaus pabaigoje, buvo kalbama apie šventąjį tridienį. Apie šventąjį tridienį, kur buvo, anot Ambraziejaus, kurio metu Kristus et passus est, et requivit, et resurrexit. Reiškia, Kristus, kurio metu Kristus kentėjo, ilsėjosi ir prisikėlė. Velykų tridienis iš tiesų ankstyvoje krikščionybėje jis prasidėdavo paskutinės vakarienės paminėjimu ir baigdavosi Velykų diena, nes tai buvo kaip tik tas Jėzaus prisikėlimo šventimas. Dabar liturgijos didysis ketvirtadienis atidaro Velykų tridienį. Krizmos mišiom ryte arba paskutinės vakarienės mišiomis vakare. Paskutinės vakarienės, kurios metu Jėzus įsteigė Eucharistiją. Penktadienį, didįjį penktadienį, mes švenčiame Jėzaus kančią ir mirtį. Ypač popiečių metu einamas kryžiaus kelias, o vakare yra kryžiaus kančios liturgija. Mišių, Eucharistijos, žinoma, nėra. Didysis šeštadienis yra tylos ir laukimo diena. Neteikiamas nei krikšto sakramentas, nei santuokos sakramentas. Ir galų gale prisikėlimas prasideda šeštadienio vakarą Velykų vigilijos metu. Ir žinoma, tas Velykinis tridienis liturgiškai yra, toks labai savotiškas, nes didysis ketvirtadienis yra iškilmių šventė. Tai kunigystės įsteigimo šventė, Eucharistijos įsteigimo šventė, kur neliūdima, nėra gedulo, kaip tik švenčiame, džiaugiamės. Didysis penktadienis yra pasninko diena. Pasninko, kur susilaikoma ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus maisto, kur bažnyčia ragina sočiau pavalgyti bent kartą dienoje, o kitų metų tiesiog truputėlį užkąstų. Ir šis pasninkas penktadienį, žinoma, primena ir Kristaus kančią. Jis yra pasninkaujama todėl, kad mes galėtumėm permastyti Kristaus kančios eigą, jos istoriją, jos prasme. Bet tuo pačiu dar ankstesnėje tradicijoje ir ypač šiandien išlikusioje kai kurioje monastinėje vienuoliškoje tradicijoje pasninkaujama taip pat ir trečiadienį. O kas įvyksta trečiadienį? Trečiadienį tai Judo išdavimas, Judo išdavystė. Judas išduoda Jėzų. Bet šiuo metu bažnyčia tai palieka privačiam sektoriui ir nėra pasninkas trečiadienį, didįjį trečiadienį nėra privalomas.